istorija tokia užsitęsus, iš tikrųjų. Pastebėjom tik temperatūros kilimą ir su tuo ilgai vargom, gal iki 1,5 metų. Ir kiekvieną mėnesį vis jinai pakildavo ir kitokių simptomų nebuvo. Diagnozė buvo, kad išaugsim, turim išaugti ir viskas. Čia tikriausiai taip. Bet paskui įvyko pirkibo mums skarlatina būnant namuose, temperatūra šoko 40 ir limfmazgiai. Per naktį labai stipriai padidėjo limfmazgiai ir mes kreipėmės į savo šeimos gydytoją Klaipėdoje, kuri mus iškart padarė tyrimus, tyrimai buvo blogi ir siuntė į Vilnių. Pirmiausia gydė nuo skarlatinos. Sutvarkė viską, jau sustabdė ligą ir tada pradėjo gydytojai ieškoti, kas gali būti dėl kraujo blogo. Nesakyk kartoli, nesakyk pamiršai. Jeigu aš patirti, kai liepsnoja laužai. Nesakyk kartoli, nesakyk pamiršai. Ūmi limfoblastinė leukemija. Vat išgirdom tą diagnozę ir aš su mergaitė namuose, o tėvelis jis Vilniuje ir jų nieks nepaleido. Jie mėnesį laiko išbuvo ligoniniai nepaleisti. Vaikui irgi prasidėjo sunkus tas gydymas, tai greitai viską chemija ir nutarėm, kad geriau aš nevažiuosiu ir neskaudinsiu vaiko, nes jis negali važiuoti namo. Pirmos 2 savaitės vaikai buvo gal toks labiau kaip nuotykis tiesiog. Jisai tenais kitoje aplinkoje, mes daug vaikščiojom, lauke, parkuose, buvo užimtumas šioks toks, žaidimų kambarys yra, vaikas pirmą kartą pamatė planšetę, paskiau prasidėjo vaistų poveikis, tada jau atsirado šalutiniai poveikiai, tada gal ir prasidėjo tas toks sunkus periodas. Jis klausė, kodėl man taip yra, kodėl aš sergu. Sakau, tiesiog susirgom biškelį stipriau ir viskas. Praėjo tas kelios savaitės ir mus paleido pirmą kartą namo. Tada vėl išvažiavom, jau tada sunku buvo. Ir ką, ir po biškį, tada jau gal ties tokie šalutiniai poveikiai gydymo gal nebebuvo tokie baisus. Dabar baigiam pusės metų gydymo kursą intensyvų, pasiekėm remisiją. Tęsiam toliau namuose. Palaikomasis gydymas yra skirtas, dabar turim planą 3 mėnesiam, bet dar negalim eiti nei į mokyklą, niekur. Turim vengti tų kontaktų tokių, nes vaikas, jeigu suserga, mes nebegalim vartoti vaistų. Mes su Rimantu jau taip aplankėm mus, pats Rimantas kaip tik ir aplankė, mes buvom gal 3 savaitės gydymas buvo, jau kai šalutiniai poveikiai buvo labai stiprus. Tikriausiai pačiam pike. Vieną dieną jis nori mašinėlės, kitą dieną mašinėlių kolekcijos, paskiau nori superherojo kostiumą, paskiau jau jis nori velniūkščio kostiumą. Vat taip po biškį ir parašėm tą laišką. Ir jisai pabrėžė, kad ten buvo žaisti su sesė, maudytis ir maudytis kubilę. Labai norėtume padėkoti buvusiam Joniškio merui, Vitalijui Gailiui, taip pat medžiotojų būreliui. Ačiū įmonei Cibera už kubilo pagaminimą. Taip pat norime padėkoti Rimanto Kaukėno fondui. Ir visiems žmonėms, kurie prisideda prie vaikų svajonių išsipildymo. Ačiū išpildė mano svajonę.